Sekmadienį, nepaisydami geliančio 13 laipsnių šaltuko, keliom valandoms žvejai nutūpė Gudelio ežerą. Beveik 80 meškeriotojų dalyvavo žiemos sezono uždarymo šventėje ir susirungė žvejų varžybose. Ryte sumerkę meškeres į eketes, ištvermingiausieji žuveles baigė traukti tik paskelbus varžytuvių pabaigą, jau gerokai po pietų. Kaip pasakoja šventės organizatorius, žvejų klubo 5 žvejai prezidentas Laisvūnas Neimanas, neapsieita ir be tradicinių vaišių ir be sportinio azarto. Žmonės, kurie sugeba ir moka, verda žuvienę, išvirė ką tik nesenai išvirė plovą, dabar ir pasiskanimui dar ir mėsytės, taip kad žvejai žvejoja. Pasibaigus varžytuvių laikui, laimikis kruopščiai pasvertas. Paskelbta 15 daugiausia žuvų sužvejojusių dalyvių. Jiems įteikti karpiai ir kitos dovanos, o nugalėtojui, kurio laimikio bendras svoris beveik 3 kg, atiteko Šiaulių rajono savivaldybės mero taurė. Šventėje apsilankęs Seimo narys Andrius Šedžius įteikė specialų prizą – taurę už didžiausią sugautą žuvį. Nugalėtojui pavyko iš eketės ištraukti didesnę nei pusės kilogramo žvynuotąją. Parlamentaras prisipažįsta šventėje ant Gudelio ežero dalyvavęs neatsitiktinai. Jam ir pačiam žvejyba labai mielas užsiėmimas. Tiesa, jis dažniau meškeriodavęs vaikystėje. Dabar tam tiesiog nelieka laiko. Labai džiaugiuosi, kad tokie renginiai vyksta Šiaulių krašte ir žmonės skirtingų pomėgių susirenka, juos vienija vienas turbūt bendras noras pagauti kuo didesnę žuvį ir tikrai džiaugiuosi, kad man buvo suteikta galimybė apdovanoti žveją, įsteigti prizą už didžiausią pagautą žuvį. Puikiai žinome, kaip tai yra sunku žiemą, nes eketė yra labai maža, o žuvų yra labai didelių ir kartais tenka net ir didinti eketę. Antrą kartą rengtoje žiemos sezono uždarymo šventėje ant Gudelio ežero specialiu prizu apdovanotas ir mažiausias žvejas. Draugė su vyrais kantriai ant ledo meškeriojusiam dalyviui vos 8. Beje, visų žvejų laimikiai pažadėta padovanoti Šiaulių gyvūnų globos namams. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Ružė, Šiaulių televizijos žinios.